Visą tai galėjome parodyti jums. Vieno Ignalinos ežero pakrantėje žaidžiantys vaikai prieš savo valią tapo nepaaiškinamo reiškinio liudininkais. Jie mobiliuoju telefonu nufilmavo vidury ežero plaukiojančią nežinomą būtybę. Milžiniška juoda pabaisa pasirodė ežere rugsėjo 5-osios popietę. Keletą minučių filmavę pabaisą, paaugliai persigandę parbėgo namo ir vaizdo įrašą parodė savo tėvams. Šie iš karto tą patį vakarą paskambino mums. Iš baimės pavalusiais veidais ir vos žodį galintys pratarti narai. Sekliams pasako stulbinantį faktą. Ignalinos rajone ežere juos kažkas sekė. Narai labai nedrąsiai prabyla bei netmeta versijos, jog ežero dugne rasti pėdsakai gali būti pabaisos, kurią matė vietiniai gyventojai. Kažkas tai praplaukė šalia, bet pamatyti ryškiai kontūrą nepavyko, bet kažkas tai... Kas nutiko narams ir ką jie nufilmavo savo vaizdo kamerą ežero dugne, pradedame dėstyti nuo pirmųjų iš gyventojų gautų pavojaus signalų. Prie ežero vienkiemyje gyvenančios seserys kreipėsi į detektyvų tarnybą, ketindamos išsiaiškinti, kas per pabaisą siaubia jų ežerą, drasko žvejų tinklus bei pjauna kaimiečių gyvulius. Atvykus į Ignalinos rajoną, moterys mus pasitinka prie ežero dabar jau turinčio siaubingą paslaptį. Jos pirmiausia sekliams paduoda kasetę. Mes iš karto žiūrime medžiagą. Šitas momentas ar ne čia? Čia va, žiūrėkit, va, ir toliau va, ten matosi truputėlį tas subangavimas toksai, tarsi vanduo sueina į vieną vietą, matot, va, ten va, žiūrėkit, va, toj busi. Va, matot, va, toksai kaip juda, va, toksai. Kažkok, bet nelabai aišku, kas čia yra, gal čia kažkoks, kas čia tokio? Lyg tai pakilimas, kažkoks tai kalniukas. Žiūrėkite, kokio dydžio čia. Ne, kad nemaišas, tai tikrai. Kaip matėte, vaizdo kokybė labai prasta. Suprasti, kas plaukia vandens paviršiumi, neįmanoma. Bet faktas, jog kažkas plaukia. Moterys pasakoja, jog pačios netikėjo, kai vaikai atnešė šį vaizdą. Jos tai priėmė kaip pokštą. Tačiau juokai greitai baigėsi, kai sesės vandenyje savomis akimis pamatė juodą judantį padarą. Žmonės jau šneka, kad pas juos ir gyvulius pradėjo kažkas neaišku pjaut. Pas mus čia Ignalinos rajone tokių dalykų iš vis negalbūt. O jūs čia senai esate? Senai čia ir tėvai, ir seneliai gyveno. Vaikai augo ir žvejodavo. Pačios visą laiką va su seserį. Tiesa, va, dėl tinklų, pasakykime, va, irgi suplyšę. Pirmiausia, nutarėme pasiimti valtį ir apiplaukti pakrantės. Gal aptiksime kokią uolą? Vakarėja, oras vėsus. Kadangi rugsėjo pradžia, prie ežero žmonių nėra. Pastebime tik vieną besimaudantį vyrą. Daugiau nieko nesimato. Vos nuplaukę kelis metrus, išgirstame vyro, kurį ką tik matėme klyksmą. Kamerą pasukame į jį ir filmuojame. Stebėkite, jis tekinas lekia iš vandens. Baimė mus persmelkia nuo galvos iki kojų. Irėmės kuo skubiau į krantą aiškintis, kas nutiko vyrui. Tačiau mums beplaukiant pajuntame stiprų smūgį į valties dugną. Jėzus, kas čia, nesupratau. Bėga jis iš kažkur aš. Palauk, ir valgti kažkas, žiūrėk, čia vyksta. Laikaisi? Aš negaliu nufilmuoti. O jūs čia kaip maudotės? Nu, jo, biškai maudžiausi aš. Kaip greivė iš kojas, aš, toksai kaip uodega kažkaip kaip duotama per koją. O net toksai, o jūs čia, dažnai maudotės? Jo, dažnai. O pirmą kartą taip? Jo, pirmą kartą dabar. Nes anksčiau taip nebūdavo, dabar nežinau, kas bus dar. Stovėdami ant kranto nežinome, ką pasakyti vyrui ir kaip toliau elgtis. Vyriškis greitai apsirengia. Tuo pat metu vienas agentų vaikščiodamas prie kranto randa nendrėse išmestą žvejybinį tinklą. Kol kalbinome nežinomo padaro išgąsdintą vyrą, net nepastebėjome, kaip valtis, su kuria atplaukėme, atsirado ežero viduryje. Kaip ji ten atsidūrė? Toks jausmas, jog ją kažkas nustūmė. Kas? Ką, be valties šiandieną? Tu man dabar pasakyk, kaip jinai nuplaukė. Gal čia aš jos nenunešiau? Kaip mes ją pasimsim? Valties taip ir nepasiėmėme. Teko pėsčiomis grįžti į sodybą. Ta vakarą jau niekur neplaukėme. Stovėdami ant kranto klausome garsų. Stebime ežero paviršių. Daugiau jokių keistų reiškinių nepastebime. Kitą dieną nutarėme grįžti į tą pačią vietą, iš kurios dingo mūsų valtis. Dar nepriėję iki kranto, iš toli pastebime klaikų vaizdą. Sklindantis kvapas pradeda pykinti. Patys matote, kas čia vyksta.
Tačiau išdraskytos ir po visą krantą išmėtytos žuvys ne pats baisiausias dalykas. Randame pėdsakus. Štai matote, atrodytų kaip kulnas su 3 nagais. Lygtai smėlyje ir uodegos žymės. Protu nesuvokiami dalykai vis labiau varo į neviltį. Jas iškabintos kažkaip valgyta, nevalgyta. Manau, kad čia išdraskai numeta paprasčiausia, jeigu sakai kaip gyvulis, kad... Nu tai neaišku, kas tai daro. Gal čia vietiniai brakonieriai dar kažką prigaudo ir mato, kad jie plaukia paviršių. Taigi mes nežinom, kodėl čia kas padarė. Tik tai tie, kad vat kažkokie pėdsakai šiti, tai čia nu ne žmonių. Vakare vėl esame ant liepto. Beveik sutemus, mūsų kamera užfiksuoja tai, kas dar labiau verčia pašiurpti. Štai, pasigrožėkite. Juodas, neaiškios formos padaras plaukia ežero paviršiumi. Kaip ir sakė moterys, jis pasirodo beveik sutemus. Aš iš vis ne kažkoks dvi kažkokios, ar tik kojos, ar kažkas. Aš tai matau pelekas, kad yra viršai grinai. Nu tai žinai, jeigu čia vandenį... Aš čia daugiau, žinai, man panašu daugiau, kad čia tik tai galva išnirusi, neaišku, kiek jinai čia iš visko, kiek tai metrų yra. Viskas daugiau, aš nebeprisitraukiu. Po šitokių vaizdų nusprendžiame kviesti į pagalbą narus. Jie apžiūrės ežero dugną. Taip pat turi povandeninę filmavimo kamerą. Be abejo, tai labai rizikinga. Juk niekas nežino, kas per padaras gyvena ežere ir kiek jis yra pavojingas. Jau kitą dieną sulaukėme narų su visa reikiama įranga. Kaip pasitaiko tokių dalykų, kad, kažkokie neaiškus plauko kažkokie padarai? Jeigu tiksliai pasakyti, tai nepasitaiko, bet jeigu sakot, kad čia kažkas tai yra, tai surasi. Narai ežere dirba beveik valandą. Ant ežero kranto laukiame mes ir abi seserys. Vis dar turime vilties, jog patys apsirikome pamatę plaukiantį juodulį. Gal tai visai negyvis? Tačiau mūsų abejonės išsisklaidė pamačius narų veidus. Tai, ką išgirdome ir tai, ką jiems pavyko nufilmuoti, atims žadą daugeliui. Stebėkite kiekvieną detalę. Nepraleiskite tokios progos, kuri gali daugiau niekada nepasikartoti. Likite su TV3 ir po kelių akimirkų jūs pamatysite, ką pavyko užfiksuoti specialios paskirties narams. Trumpa reklama.